Toliau vyksta gatvės įrengimo darbai. Paskutinis skaldos sluoksnis ir po to asfalto danga. Šiandien jau trečia mašina. Я разворачиваю. Šita ta sunė liniuotė pratraukimo, ko gero vienas mūsų geriausių įsigijimų šiais metais. Mes labai patenkinti, kad nusipirkom šitą puikų įrankį, nes labai daug mums sutaupė darbų, sutaupė laiko, ne darbų, ta prasme, ką aš sakau. Matot, iš pirmo karto viršutinis pagrindų sluoksnis įrengiamas taip, kaip reikia, nebraukom tais grebliukais ir babkatėliais po 100 kartų, pratraukėm ir viskas. Aišku, viskas sudėtinga, nes čia vyksta posūkis, radiusas liniuotė biški stringa ir mes ne visas dalis dar pasiėmėm iš sandėlio. Yra tokie sparneliai, kurie atstumia skaldą nuo borto. Ne viskas taip gražu, kaip mes norėtume. Aš kalbu apie greitį, laiką, bet darbai vyksta, eina. Ir su kiekvienu objektu atsiranda vis didesnė patirtis ir mes, jeigu anksčiau mes prisipildavom skaldos ar smėlio ir po to traukdavom su liniuote, tai dabar mes traukiam ir iš karto pilam. Ir tada to smėlio mes neprisipilam arba skaldos per daug ir tą liniuotį lengviau ir traukti lengviau. Nes kada į pagrindus prisipili į sankasą ir trauki, tai dažniausiai būna per daug. Ir tada reikia nugrebinėti, nuiminėti daug su kastuvais dirbti arba su technika. O čia pasipili ir tu visą laiką stebi, kontroliuoji situaciją, kiek trūksta, kiek reikia. Labiau, kad traktoriukas visą laiką kaušę turi kažkokį kiekį ir jeigu kas visą laiką gali papilti. Tu kaip tik ir stebite, kai mes vėl pasipilam tam tikrą atkarpą, nestorų sluoksnių skaldos ir
vėl taip prisikabinsim prie traktoriuko liniuotę ir trauksim. Bet kadangi matot, kadangi skalda nėra toks jau švelnus, tokia jau švelni medžiaga ir akmenys pakankamai stambus, tai ir tas liniuotės nelabai norisi prievartauti, tai dėl to žmonės biški daugiau dirba su kastuvėliais, lygina skaldą, nes pavyzdžiui, jeigu tai būtų smėlis ar skaldinėlis, tai nieks čia labai galvos net nesuktų. Eina prieš save kalną smėlio ar skaldinėlio stumia ir nieks net dėmesio tai labai nekreipia. Nes liniuotė puikiai su to susitvarko, o skalda yra skalda. Pasipylėm kažkokią atkarpą dėl skaldos ir vėl traukiam. Pasikartosiu, kadangi tai yra posūkis, tai liniuotė biški ją skersuoja, jinai biški kliūna už bortų ir nėra taip viskas paprasta, jeigu tai būtų tiesioji. Tiesioji tai ten net filmuoti neįdomu būtų, kaip viskas eitų greitai, koks tempas greitai. Nu, čia tenka biški pavargti. Dar viena mašinėlė. Oras šiandien kaip tyčia. Kažkaip net nesitikėjom, kad taip pirmą pusdienį stipriai lys. Tai gelbsti vyrus tik tai geros striukės, geri rūbai, bet realiai viskas šlapia, batai šlapi, kelnės irgi mirksta, o pirštinės tai mačiau, pirštinės tai nespėja keisti, nes jos labai greitai sušlampa ir tampa tokiais šaltais bjauriais skudurais ant rankų. Tai va, dar viena mašina atvežė grunto, ne grunto, skaldos. Šiaip tai gerai, kai mes turim visą savo techniką. Skaldą mum atveža tada, kada mums jos reikia, o ne tada, kai gali vežėjas atvežti. Tai mes taip taupom laiką. Ir žmonės daugiau uždirba, nes nėra prastuvų. Ir visi darbai greičiau eina. Bet darbai eina, nesustoja. Ne piragai šiandien, ne piragai. Žiauriai. Nu, pasidarysim pirmą asfalto sluoksnį. Žmonės galės važinėti. Gyventojai ir mes čia naisva. Ir mes va čia jau toliau įrenginėsim pagrindus ir dėsim trinkas. Taip ir dirbam.